būtuose audė žmonės senais laikais. Pavyzdžiui, Pauliaus mano vyro močiutė pardavė namus kaime, padėjo kooperatinį butą tėvam pasistatyti, parsivežė staklės. Vienas kambarys pas jos buvo tik staklė. Kur? Žirmūnuose, 5 aukštyje. Paulius užaugo šalia močiutės, kuri visą laiką audė. Non-stop. Ir aš tokių žinau, ne vieną žmogų. Kad namuose stovėjo staklės. Kaip ten mano močiutė megzdavo, tai pas kitus ausdavo. Tai vyro močiutė, o ką jinai ausdavo? Tai visokius tokius rankšluosčius, užtiesalus, viską nedidelės, jos jau buvo tos staklytės tokios. Tai turi jie ten kažko, tai paskui va čia... O tai iš kur atsivežė tas staklės? Iš Krymo, iš Biržų rajono kažkur tai. Močiutė tik ir ausdavo, nieko kito nevykdavo. Lūpytės išsidažydavo į parduotuvę, nu, dabar vėl ausdavo. Ir kam jinai kur realizuodavo tos daiktus, ar tiesiog asmeniniam naudojimui? Net nesusimastėm, žinok, net neįsivaizduoju. Bet jo, Tai gal... Aš va tokių esu dar mačius vaikystėje, bet dabar tau nieko, jokių kontaktų neatsekčiau. Bet va, tas vaizdas, kad namie audžia, tai aš esu mačius, nes klasiokės kažkokios, man atrodo, namuose buvo, kad irgi močiutė audė. Tai apie kelintus čia metus, vat, kai kalbame? Nu, čia yra 87, 6, va tie laikai tokie. Tais laikais, dar tais tarybiniais tokiais. Aš žinau, kad bankrutavo... Kai jau čia šitais laikais dovanos fabrikas, tai tengi iš ten visi tas staklės vežėsi, nešėsi. Tai dar Regina dabar pardavinėjo kažką, jinai pati dovanoje dirbus yra. Kad jinai dar dabar va pernai pardavinėjo, aš čia visiems siūliau, ar nereikia staklių, jinai siūlė nedidelės staklytės kažkokias, kad labai geros dovanos staklytės. O šiaip nežinau, daugiau idėjų tai... Iki studijų, sakykime. Ar buvo kažkoks žinojimas, kur čia kažkas kažką audžia, kažkas kažką daro Vilniuje, kad būtent? Nežinau, negalėčiau to pasakyti, nefiksavau taip kaip tokio. O šiaip pati Vilnietė? Visiškai. Tokia 100%. Kuris rajonas? Lazdynai. O tada su studijom, bet koks atėjo žinojimas apie audimą mieste? Nepasakyčiau, kažkaip. Matai, aš to audimo visur vis kažkur tai matydavau, man jisai toks fainas, bet aš dabar galvoju, kur aš dar matydavau. Aš praktiką mokykloje tai dovanoju, mes atlikinėjom. Bet mes mezgėjos buvom, iš mezgėjų. Ir aš ten atėjau, matai, iš matematinės klasės pabėgau į paprastą perėjau. Tai aš ten tai prisijungiau pavėluotai prie mezgėjų, bet kadangi megzt mokėjau, tai, tai nesudėtinga. Bet ten buvo tos audėjos ir buvo, kas net praktiką turėjo audimo. Tais laikais, Karoliniškėse kažkur jisai buvo toksai. Tai aš žinau, kad tos staklės jūs vaikšto iš dovanos. O kuo jos ypatingos jūs? Mažytės kažkokios pramoninės, ten kažkas tai tokio. Akademijoje būdavo audimas? Buvo, akademijoje audimas, tai matai, kaip buvo labai įdomiai, nes aš atėjau į 2 kursą. Aš 1 kursą ten taip draugiškai, aš ten tryniaus, įstotgi tais laikais buvo neįmanoma į tekstilę, aš net nebandžiau. Gal aš ir būčiau stojus, bet neįmanoma, bet aš ten kažkaip pradėjau, kažkokia drąsa pas mane pramušė, Ir aš su Daujotu. Tai Daujotas man padarė, mes dviese paskui dar su Katrė, nepažįsti Katrės, kur Londone. Tai mes kažkaip, jinai iš dizaino persivedinėjo į tekstilę, jinai į 1 kursą, jinai į 1 kursą, po 1 kurso dizaino, aš jau iš neakivaizdinio 2 į 2. Tai Daujotas mums vasarą padarė kažkokią, kad mums, atsiskaičius ten visokias kompozicijas, audimo ne. Ir Daujotas mums padarė praktiką, kadangi mes dviese buvom audykloj. Ir mes ten buvom tokio šokę, kaip Daujotas ten nardė po tom staklėm, kaip jis ten viską darė ir mums rodė. Ir mums tokios užsinepatoginusios, dviese su Katrė. Mes tokios stovim, kaip... Nieko nesuprantam, ką daryti. Jis ten atsigula siūlus perverė, jis ten vėl kažką tai pakelia, toks. Mes jau vis tiek metuose jau buvo, tai mums toks konfūzas buvo, bet labai faina. Tai aš atsimenu, kad vasarą mes ten 2 savaitės audėm, kad dėl to persivedimo, kad užskaitytumėm kažkokią tašę nusiaudžiau, kažką tai tokio. Tai tiek mano tas audimo tokios patirties. O paskui, pasibaigus studijom? Neturėjau, Man visada toksai ant ribos įdomu, bet aš turėjau pati tik tai rėmą, tą tokį jau dideliem gobelenam. Kažkas man ten atidavė dovanų. Tai su audimu neturėjau. Kodėl?
Man, žinok, buvo gal net ir įdomu, bet niekur pakeliu nepasipainiojo, taip specialiai neieškojau. Man patiko tas. Man, kadangi aš truputį esu iš to tokio dizainiško mąstymo, nes, nu, taip jau šeimoje susidėlioja, kad tėtis mano kaip buvo labai toks dizaineris. Jis ne dizaineris, jisai radiotechnikas, bet jisai visą gyvenimą norėjo būti. Nu, jis viską konstruodavo ir mes spręsdavom problemas visokias, man jis pridarydavo visokių. Nu, ta prasme, jeigu aš ką nors sugalvoju, man kokį nors įrengimą padarys. Nu, tai man tai, žinai, toks mąstymas iš to ir kažkoks. Tai jisai gal ir būtų buvęs geras dizaineris iš tiesų pagal pajautimą visą. Tai, nu, nesukonstravo man rėmą, tai sukonstravo kažkokį, kokiu aš ten prašiau. Bet sakau, nepasipainiojo, bet man patiko, kaip tas, vat, austi ant staklių, man būtų patikę, nes yra... Aš kaip, pavyzdžiui, gobelenas man dabar gražu, aš dabar jį suvokiu. Akademijos laikais man gobelenas buvo toks, kaip išausti paveikslą, tai man buvo, jeigu gali nutapyti, tai kam austi, kam dubliuoti tą, man toks kažkoks, nu gal dabar aš jau kitaip žiūriu, žinai, kitus dalykus matau. O šiaip man ten, vat, gobelenas kaip gobelenas, man gražu, bet aš, ne mano, visiškai. O su staklėm, ką nors nuausti, man faina, kad jau yra kažkoks raportas, kažkokį gali dizainą padaryti, kažkokį piešinį. Tai aš gal ir būčiau audus, bet, nu, tiesiog nepasipainiojo, dar ne mada buvo. Ir aš, matai, labai greitai įkliuvau į tą piešimą tų dizainų. Tai taip ir baigėsi mano visi, liko tik popierius ir piešimas.